In February will be 1 year when I went to lessons in Vilnius Tango Society. Pirmas susitikimas su tango dabar taip nežinau, ar aš atsiminsiu patį pirmą, bet tango mane traukė labai visada. Ir mokydamasi baleto mokykloje, Čiurlionio menų mokykloje, aš kurdavau kompozicijas, baleto kompozicijas, bet visada kurdavau kažkokio charakterinio šokio temą. Ir yra kompozicijų, kurias aš esu kūrusi tango tema. Ir visų pirma, aš manau, kad ta tango tema mane patraukė tikriausiai vis tik tango muzika iš pat pradžių. Nes šiaip, kalbant apie muziką, labai vertinu muziką, kuri suteikia kažkokio jausmo. O tango muzikoje jausmo yra labai labai daug. Ir tas jausmas mane kažkaip taip patraukė ir dar vis traukia. Ir tango muzika, tango judesiai iš to išplaukiantis, kaip jie išreiškia muziką. Tai kažkuom tango traukia visada. Ir kaip jau sakiau, kurdavau kompozicijas ir savo bakalaurui baigiau bakalaurą muzikos ir teatro akademijoje. Baigiau šokį ir pedagogiką, tai mano vienas iš baigiamųjų darbų, aš pastačiau mergaitėm kompoziciją kalėdiniam koncertui, tango tema pagal Piacolos muziką Preparense. Ir taip. Super. Turiu video, galėsiu parodyti, kad... Taip, ir aš šiaip sakau, pamačiau YouTube tarptautinio tango čempionato video, kaip žmonės šoka skenario kategorijoje pradžiai, ir tai tiesiog, kai užsikabinau, tai taip ir žiūriu jau. Be tango muzikos negaliu išgyventi nei dienos dabar taip pasidarė, ir būtinai turiu pasižiūrėti nors keletą video per dieną. Pasipildyti save tose tango jausmo ir energijos. Super, super. Do you understand? Yeah. And what about the music? Because you talk about, especially with the music, how do you feel when you listen to music? And now you prefer some special orchestra? Por hoy las cosas que ahora se ven Yes, I like more dramatic music. Oh, Pugliese. Yes. For example. Yes, milongas are also nice. I mean, tango fun music. It's okay, but I don't know, I feel like taip kažkaip tango muzikoje man yra gražiausia ta drama ir kuo dramatiškesnė muzika. Nežinau, čia gal tiesiog toks momentas. Šiaip tai tikrai daug orkestrų patinka ir daug orkestrų turi savo gražių kūrinių, kurie ypatingai patinka. Bet taip, kai nueinu į milongą, tai jeigu nieks nepakviečia per Pugliese standą, tai būna labai liūdna. Išgirstu Pugliese ir please invite me someone to dance. You want to dance? Yeah. Super dramatic. Pugliese is very dramatic. Yeah, exactly. Yeah. And what is in general your job in your life, in your normal life? My job? Yeah. Taip, tai po mokyklos baigimo 4 metus dirbau operos ir baleto teatre, baleto artiste. O dabar nuo šio sezono dirbu valstybiniame ansamblyje Lietuva šokėja, taip pat Andželikos Cholinos šokio teatre ir studijuoju meno vadybos magistrą dabar. Nice. Arts manager.
mismo que ayer. La sombra hoy se esquepe tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi corazón. Aš tiesiog ieškau, kaip aš galėčiau kuo labiau realizuoti save savo profesijoje. Tai klasikinis šokis galbūt ne visai man reikia kažko su charakteriu, todėl aš visada labai patikdavo mokykloje charakterinio šokio pamokos. Ir man labai sekdavosi ir svajonė mano buvo tokia tapti charakterinę baleriną, kuri galėtų šokti ne tipinius klasikinio švaraus baleto ten variacijas, bet charakterinius numerius. Tai ispanų čigonų charakterį man, pavyzdžiui, ypatingai. Tai kažkaip save ir tam tango jaučiu, tą ekspresiją tango kažkaip atrodo, kad artima man. Yeah, it's like you feel like it's part of you. Yes. More like this character, it's exactly for you. Yes. Okay, yes, super. something This like is very that. interesting. Maybe this is why you feel very into tango, because it's very like you. You have something inside of you, like you can stay in tango motion. It's like this. Okay, super. It's very interesting. And have you ever been in some social milonga here in Vilnius? Yes. Yeah? And how was the first social milonga when you entered? This feeling, how was the feeling? How was the surprise? What was the everything? Kaip aš pradėjau tango? Aš pradėjau, labai ilgai bijojau pradėti ir nežinojau, kur pradėti mokytis ir kaip pradėti mokytis. Tai ir tada pamačiau Facebook'e, kad yra Vilniaus universiteto tango studija. Ir aš tada prisiverčiau save nueiti, nes tenais nereik partnerio, aš partnerio neturiu. Ir pusę metų mokiausi tenai pas Karolį ir Suzaną, buvo labai fainos pamokos, smagu, mes ten keisdavomės partneriais, mokydavomės abi rolės, kas yra labai naudinga. Ir tada Karolis su Suzana labai skatindavo mus ateiti į praktiką. Antradieniais praktika tango linke. Super. Ir aš tenais nuėjau, atsimenu, kad labai patiko atmosfera. Super. Ta pati, taip kaip visi žmonės, kurie šoka tango, atrodo labai yra į tai įsitraukę. Ir taip, ir ta jų kuriama atmosfera praktikose yra tokia labai, nežinau, kažkaip užkrečia, užbūrė dar kartą ateiti ir taip. O pirma milonga buvau su drauge, mano pirma milonga buvo Brigitos ir Carlos Rodriguez su gyvu orkestru Entre Mundos, yes, with live orchestra. And I wanted to go there because of live music. I wanted to go I thought, okay, maybe I won't dance, maybe no one will invite me, but I want to hear live orchestra, and that absolutely was different. so beautiful. Super. So your feeling in the beginning was really right, like without scare or without thinking I'm scared because no, it was like it was chill. So I don't know. No, it wasn't. No, taip, aš buvau labai susidomėjus, labai tikrai norėjau, bet aišku yra buvo truputėlį tos stresiuko visada yra, nes nežinai ar šoksi, nežinai niekada ar pakvies, nežinai kažkaip ir that's only you. Yeah, and that first stanza in the milongas is like, I don't know, it's still stressful for me. Yeah. Yeah, because neinu dar kol kas labai dažnai į praktikas, į milongas, tai galbūt dar trūksta
tiesiog trūksta įgūdžių, truputėlį trūksta įpročio milongų. Šokt su bet kokiu žmogumi, bet kokį orkestrą. Super. Labai reikia. Practice, Super. practice, practice. Mystical. Yeah, because when you embrace other people, yeah, and when you start dancing, you never know what will happen. Yeah, this is very mystic. That's interesting. Yeah. Also. Yeah, Uh-huh. and tas will you find connection with that people, or maybe not? Yeah. I don't know, it's more feminine, and I feel like that feminine energy in me. When leader invites me to dance, I feel like it's like he shows what he knows. Ah, okay. Yeah. Yeah, and he wants to show everything like what he knows, what he can lead. Yeah, but yes, but sometimes, yeah, Happens. as you, like you said, Yeah, sometimes happen this trouble in general in tango. Yeah, whatever the position, yeah, we have this kind of trouble, and it's something what always we try to manage as teachers or as a dancer to explain more like it's about the connection. It's about Yes, one yes, couple, because- two people. Yeah, yeah, because and also to respect. sometimes, yeah, sometimes there's like you dance, and when you dance as a couple, there's the moment when something clicks, and you just dance, and you don't think about the steps, about anything. There is just music and like you moving with your partner, and it's like one complete thing. Yeah. And those tandas are so This is the memorable. best feeling. So Yeah. rules also create this magic and mystical feeling in a milonga. Yeah. Rules are also important, especially that moment when it's cortina and everyone is looking for another partner. And So yeah, you sing like okay. yes, maybe I'll answer that in Lithuanian. a bit. Yeah, sure. Kai groja kortina ir tas toks gražus momentas, kai atrodo pradeda groti pirmas tango tandoj ir visi tik akių žvilgsniais, tik kabeseo susiranda poras, porom ir viskas užsipildo visą aikštelę. Tai taip, tas toks, nežinau, man labai, labai gražus, elegantiškas momentas. Taip. Taisyklės milongui kuria
tikrai tą atmosferą, eleganciją. Net nežinau, bet yra tas momentas milongose, kad kažkaip nėra vis tik taip, kad jauni ir nauji žmonės labai būtų šiltais priimami milongose. Yra toks, kad čia dabar pasakyti, kad būtų faina milongose, reikia labai įsilieti į bendruomenę. Nes, pavyzdžiui, kai aš nueinu į milongą, aš žinau, kad aš pradžioj milongos ilgai sėdėsiu ir nieks manęs nekvies, kol visi lyderiai pakvies visas savo drauges milongoj. Ir tada tik tai ateina mano eilė, kai visi su visom pašoko, tada jau pradeda šokdinti žmonės, kurie yra naujesni, nesenai atėję į tą. Realistic? Yeah. No, to be realistic. Tango siekis tiesiog tobulėti, tiesiog laisvai jaustis šokant šį šokį. Daugiau eiti į milongas, kad taip. Daugiau suprasti prasmę, esmę šito šokio ir tiesiog įsipatoginti jame, kad tai būtų kaip antras kvėpavimas, antra kalba, nes tango ir yra kalba tarp dviejų žmonių. Tik tai, kad ne žodžiais, o judesiais, jausmais. Tai. O jeigu nerealistiškai, tai Yeah, open your... Mundial de Tango. Wow, yeah. First place. Wow. In a scenario and in Tango Pista. Yeah. Yes. Uh-huh. Yeah, that's only that. Very good, very good. Thank you so much. It's really a pleasure always to meet with new people, new generation of tango as well here in Vilnius. It's very like, wow, you can push and you can be as people who everybody can see, okay, if she have this experience in tango, maybe I can try to dance tango. So you are like kind of face to invite to people to especially to young people to enter in this motion, or tango motion, if you want to say. This is why it's very interesting for us to listen to you. I think maybe they're a little bit afraid. So this is why it's very important for us to share. Yeah, but if you have really strong feeling for this dance, then you won't be scared of anything. You just want to dance. You just want to go to meet tango community, to go to milongas. Without scare, just Yes. to try to see. Yeah. If you really want to dance, you will find a way to dance. Exactly. I agree with you. Exactly. Thank you so much. Really, it's a pleasure. Thank you so much.